Na tai ramas jau užsiveda. Taip, pagaliau, po tiek laiko. Ir jis ką tik grįžo iš elektrikų. Mes turėjom nemažai iššūkių. Ir tie mūsų iššūkiai tai turbūt buvo nuo pat pradžių. Jie mus, kaip sakyt, sekė nuo pat pradžių. Net pradžiai ardymas, realiai, buvo kažkas tokio. Nu, man buvo įdomiausia dalis turbūt. Taip, nes nesam darę tokio, kad viskas sudegė ir nuo ko pradėti, net neaišku. Nu jo, kai nei vieno varžto nesimato, tai iš ties. Okay. Tada turėjome nemažai iššūkių, kur gausime dalis. Tai mums reikėjo realiai salono ir visų kitų smulkmenų stiklų, nu ta prasme, akivaizdu ten ko reikia. Tai tuos pačios elektros, visų kompų, laidyno viso. Jo, tikrai buvo didelis kiekis elektronikos pažeista. Dar eigoje mums šiek tiek pavyko kažką išgelbėti vizualiai, o ten vėliau elektrikas priėmė sprendimą, ar tai tinkama naudoti ar ne. Ir tada, ką mes su Ramu po ardymo Jį atidavėm dažymui, turbūt. Jo, atidavėm tai dažymui. turėjom iššūkį dar su dažykla, nes buvo specifinė ganėtinai spalva jo. Atrodo pilkas, bet nėra toks pilkas jo, visiškai. Tai dažytojai žino šitą spalvą ir tikrai supras, kas čia per reikalas, tai stengiamės padaryti šią spalvą be perėjimų, kad negadinti sveikų kėbulo dalių. Taip, ir tada kas dar su elektra? Su elektra dar turėjom iššūkių. Nu, labiau elektrikas turėjo iššūkių, nes tik tai vykdėm jo nurodymus. Nu taip, bet tie nurodymai, žinai, vis tiek suvalgė nemažai laiko, ieškojom trūkstamų komponentų, kad išpildyti Ramo komplektaciją iki jo, kokia jinai turi būti. Tai va, ir ko mes išmokom visam šitam projektui? Tai asmeniškai man tai buvo ne pirmas Ram, bet tie Ramai prieš tai turėti buvo tokie, sakyčiau, palyginus su šitu, perbraukti šonai ir tiek. Nieko rimto. O su šiuo Ramu mes nemažai... Realiai reikėjo viską paliesti, visus varžtus atsukti, prisukti. Aišku, dabar nebereikia nuotraukų telefone, viskas yra galvoje. Galvoju, įsirašėm, viską išmokom realiai. Tai tą Ramą, sakykime, sekantį kartą darydami didesnį projektą, jau žinosime nemažai apie jį. Ir kas mums liko su šiuo mūsų Ramu, tai neįsiplečiant, tai mums dar liko tik keletas darbų. Taip, įsimt dabartinį saloną, kad sudėti kilimus ir visas sėdynės, prisukti pilnai visus varžtus, sutikrinti. Man dar asmeniškai liko su savo ten, sakykime, specialiais purvasaugiais, tai man reikės juos dar susidėti. Taip, realiai iš lauko dar keli chromai keliauja. Čia smulkmenas jo, kol įrašinėjom šį video, keliauja mūsų chromai iš Amerikos, o Amerikoje pašto streikai, tai nežinom, kaip čia bus. Nu, tikrai nebe šiais metais. Tikrai nebe. Grabs me from within. She sweeps me off my feet and then puts me down again. I don't need no silver, I don't need no gold. I got my baby's touch and I can feel it in my soul. Oh, how she loves me, picks me up and takes me high. Oh, how she loves me.
Tikimės, kad Ramo inžinieriai kairę dešinę pusę veidrodinę padarė. Dabar patikrinsim. Ok, panašu, kad viskas eina į savo vietas. Beje, šiandien nusiplovėm Ramą. Jis buvo 2 metus, mes taip skaičiuojam, kad turėjo būti 2 metus neplautas. Bet kažkaip visai nieko. Apart samanų, aplink ženkliukus ir kampuose nieko blogo. Visiškai nusiplovė, realiai kėbulas nesijaučia smalos apnašų ar kažkokių tai papildomų dervų. Viena kita gal truputuk, bet šiaip all in all, ok, 2 metus neplauto automobilio, kai jisai stovi lauke, yra gerai. Nieko blogo. Ir purvasaugis jau vietoj, įvertinkit jūs. Na ir pereinam prie priekinių. Reikia priekyje irgi pasigauti skyles, nes jos nėra žinomos. Tai turime tokius iš Amerikos atvažiavusius purvasaugius nuo TRX-o. Tai šiek tiek kelios skylės pasitaiko, tai pabandysim naudodami jas kaip trafaretą sugaudyti esamą situaciją. Na, ar bent viena skylutė pasitaikys. Daugiau viskas. Ok, jeigu keliam aukščiau, kiek mes čia turim. Ok, dedam ant šitų ir žiūrim, koks bendras vaizdas. Ok, jau per daug. Taip, gale matuokim nuo arkos bus geras atskaitos taškas. Turim 30. Čia turim 27 ir man jau čia per žemai vizualiai. Ar ne? Aš manau pakeliam truputį. Tas bendras estetinis vaizdas bus šiek tiek švelnesnis, dabar taip per agresyviai, jis man atrodo. Pabandom aukščiau. Mes turim būti minimum tokiam aukštyje. Ką čia turim? Na tai susigaudžiau skylutes. Žiūrim, ką turim. Iš toliau norėtųsi vaizdo. Na, vizualiai teisingai atrodo. Ne per grubus, ne per aštrus. Dedam originalą. Mano originalą. Kas priklauso. Man patinka. Na ir pabaigai su šiuo ramu mums beliko tik keletas smulkmenėlių, kurios suteiks galutinį įvaizdį. Tai yra nupoliruoti, padengti kėbulą bei langus keramiką. Down just a minute, settle down and have another one, 'cause you're tired of the game that remains, until you're undone. I hit the wall to the limit, I start over like you just begun. I didn't lie to you because I never knew you. Only time will tell, only time will tell. It won't be over, it's never over. Now I let my feelings in. It won't be over, it's never over. Now I let myself begin loving you. It won't be over, it's never over. Now I let my feelings in. It won't be over, it's never over. Now I let myself begin loving you. Aš manau, Irmantai, mes padarėm didelį darbą. Tiek tu, tiek aš, tiek Laurynas.
Įveikėm šį ramą. Turėjom ups and downs. Turėjom ir iššūkių, turėjom ir lengvesnių dienų, bei smagių akimirkų. Ir tikrai buvom maloniai nustebinti ir patys nepatikėjom, kiek mes daug galim. Ir beliko paskutiniai kilometrai. Ir teks atsisveikinti. Lauksime sekančio įdomesnio projekto savo garaže. Nu tai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like, subscribe ir iki kito bildų sezono. Nu jo, metai verčia sezono.